Sveikas visos. Sveikos, kurios įsijungėte šitą video. Dalinuosi praktika, kurią atlieku pati. Atlieku dažniausiai ją pirmomis savo menstruacijų dienomis, nes jaučiuosi, jog mano kūnas yra pavargęs, aš neturiu nuotaikos dažniausiai ir labai norisi įžeminti ir kuo labiau įmanoma sumažinti savo stiprius menstruacijų skausmus, todėl dažniausiai jaučiu, kad visi palengvi judesiai aplink mano apatinę kūno dalį, aplink čia gimdą, apatinę nugaros dalį, būtinai strėnas ir apatinę pilvo dalį, jaučiuosi, kad tai visi įvairūs susikimai ir įvairios jogos pozos man padeda sumažinti tą maudimą, todėl labai norėjosi man pasidalinti šią praktiką su visais, kuriems galbūt tai irgi yra aktualu, kurie patiria stiprius menstruacinius skausmus ir tai bus lengva praktika. Dažniausiai su savimi rekomenduoju turėti kilimėlį jogos, galima daryti ir ant kilimo, svarbiausia, kad tai būtų minkšta ir patogu, jogos pozos nebus ilgos, nebus dinaminės, mes tiesiog iki 6 pozų laikysime po kelias minutes, kad įsižemintume, kad mūsų kūnas atsipalaiduotų pilnai. Ir mėgstu turėti ir naudoti jogos kaladėles. Vieną turiu čia po savimi, tam, kad išsilygintų ir tiesus lygus mano būtų stuburas. Ir aš mėgstu turėti joga bolsterį vadinamą, tai yra pakankamai tvirtos medžiagos, jisai nėra minkštas, tam, kad pasidėti galbūt po nugarą. Taip pat tinka stipriai suvyniota antklodė, tam, kad jinai būtų šiek tiek pailgos formos, galėtume mes paguldyti visą nugarą ant jos, arba tiesiog kelios irgi pakankamai tvirtos ir vienodo stiprumo, gal sakyčiau, pagalvės. Tai nėra būtina, tai yra tiesiog rekomenduoju, jos galbūt leidžia maloniau būti praktikoje ir pailgina ir pajudina mūsų gilesnį atsipalaidavimą. Tai sėdžiu kryžiuotų kojų padėtyje ir pradedant praktiką noriu, kad pereitume į kūdikio poziciją. Kilimėlio viduryje mes pratęsiam, atveriam savo kelėnus, keliai yra šalia mūsų kilimėlio kraštų, didieji kojų pirštai liečiasi, jeigu jaučiatės, kad šiek tiek yra per daug, galima kaladėlę ar kokią pagalbę pasidėti po klubais, kad ją pakelti čia ant kulnų ir palengva, taip pat galime pasidėti ir adėliuką po savo sėdmenimis ir yra 2 rankų pozicijos, kurios galima laikyti, tai yra rankos priešais save, palengva kaktą dedant ant kilimėlio, arba rankas galima pravesti šalia savo sulenktų kojų, taip kaip jums būtų patogu. Ši joga vadintųsi Yin joga, joje visa esmė yra gilus atsipalaidavimas, ilgesnis įėjimas į pozą, todėl mes niekur neskubam. Čia visos kartu įkvepiame giliai per nosį ir giliai iškvepiam. Kartu įkvepiame į pilvą, iškvepiame. Dar paskutinį kartą įkvepiame į pilvą, pajuskime, kaip jisai išsipučia. Ir paskutinį iškvepiam per burną. Stenkitės per daug savęs netempti. Mūsų kūnas turėtų būti aktyvus, tačiau jaustis patogiai.
Atkreipkite dėmesį į kūno pojūčius. Sutelkite savo kvėpavimą, savo dėmesį, į kvėpavimą. Ir galite palengva įsivaizduoti, lyg su kiekvienu įkvėpimu jūsų kūnas vis labiau atsipalaiduoja ir ten, kur jaučiasi didžiausias įtempimas, ten link siunčiate orą dar labiau atsipalaiduoti, ten siunčiate lyg kraujo didesnį tekėjimą, didesnę gyvybę. Stebėkite visos praktikos metu savo kūną. Jeigu kažkas jaučiasi, jog yra neteisinga, ar jums nemalonu, dirgina, raskite arba patogesnę poziciją. Galite tą pozą ir praleisti. Kiekvienas mūsų kūnas yra individualus. Dar čia kelis kartus įkvepiame kartu. Ir su sekančiu įkvėpimu palengva atkeliame savo kaktą, rankų pagalba, periname ant keturių, keliai po klubais, riešai po pečiais, kojų pirštai gali būti išlenkti arba išguldyta ant kilimėlio pėdos dalis. Ir su įkvėpimu riečiame savo nugarą kelis kartus, žvilgsnis žiūri į viršų, akys gali būti pramerktos arba užmerktos. Ir su iškvėpimu lengvai smakras keliauja prie krūtinės ir riečiame savo nugarą. Su įkvėpimu vėl kartojame, lengvai pajausdami savo pilvą, šiek tiek pratempdami apatinę pilvo dalį. Ir su iškvėpimu dubuo po savimi riečiamės. Dar paskutinį kartą įkvepiame. Su iškvėpimu gaubiamės. Judame lėtai, sąmoningai. Su įkvėpimu grįžtame į neutralią poziciją ir palengva keliai keliauja šalia delnų, kryžiuojame kojas ir stengiamės atsisėsti ant kilimėlio, sėdmenis dedame ant jo, kojas vedame priešais save, galime sėdmenis taip palengva dar išsitraukti. Jeigu labai sunku kojas laikyti ištiestas, galima vėl pasidėti ar adėliuką po savimi, pledą ar kaladėlę. Svarbu išlaikyti tiesų stuburą.
Ir dar su įkvėpimu prailginame jį rankomis tada į viršų ir su iškvėpimu lenkiamės prie ištiestų kojų, kiek jums patogu. Jin jogoje viena iš auksinių taisyklių tikriausiai yra, jog neturėtume atiduoti savęs 100%. Tempimą turėtume jausti ties maždaug iš visos galios apie 30–40%. Neprivalome pasiekti kojų pirštų. Svarbu, kad mūsų kūnas jaustųsi patogiai. Ir kartais, kai šiek tiek mes pasilenkiame, tą žingsnelį po žingsnelį, įkvėpimą po kiekvieną kartą vėl iškvepiant, galima pailginti, pagilinti savo pozą. Ir yra visai nesvarbu, kaip jūs atrodote, yra svarbiausia, kaip jaučiatės. Todėl visos aš praktikos metu rekomenduoju užmerkti akis, taip visą savo dėmesį, visą savo žvilgsnį nukreipti į vidų, į vidinius pojūčius. Pajauskite, kaip prasitempia šiuo metu apatinė nugaros dalis. Jauskite, kaip su iškvėpimu galite dar šiek tiek prailginti, vesti save prie ištiestų kojų. Ir jauskite, kaip patogiai galite atsipalaiduoti. Kvėpavimas išlieka ramus, stabilus. Čia dar kelius kvėpavimus pabūname. Kartu įkvepiame ir su iškvėpimu palengva atkeliame savo viršutinę kūno dalį ir lenkiame savo kairę koją, pėdą vesdami prie išorinės dešinės kūno kojos. Su įkvėpimu vėl prailginame savo stuburą, vesdami rankas į viršų ir lenkiamės dabar tik prie vienos ištiestos kojos. Pajuskite, kaip skirtingai tempiasi mūsų kūnas, atsiveria klubas. Rankas galite laikyti ant blauzdos ar šalia delnais į viršų prie ištiestos kojos. Kviečiu ieškoti tos aukso gijos tarp atsipalaidavimo, tačiau aktyvaus mūsų kūno, kur kojų pirštai dešinės kojos žiūri į priekį, žiūri į viršų, koja nėra nukritusi, yra aktyvi.
tačiau pilnai galite rasti ramybę, kvėpuojant, observuojant savo kūno pojūčius. Galbūt net eina, jeigu jaučiate skausmą, galbūt eina nukreipti mintis, perkelti dėmesį į kitas kūno vietas. Čia mes palengva kartu įkvepiame ir su iškvėpimu vėl atkeliame savo viršutinę kūno dalį, pečiai, rankų pagalba, suimame kairį kelią, vedame koją tiesiai vėl prieš save, keičiame puses, dešinė pėda, dešinę koją lenkiame, pėda remiasi į šlaunį ir su giliu įkvėpimu rankos į viršų ir su iškvėpimu lenkiamės prie priešingo šiuo metu kairės ištiestos kojos. Pajauskite savo skirtingas puses, skirtingus pojūčius. Čia dar vienas gilus įkvėpimas. Ir su sekančiu įkvėpimu palengva atkeliame save, vedame sėdmenis į kilimėlio vidurį ir palengva laikydamiesi už apatinės šlaunų dalies guldame savo nugarą ir darysime laimingo kūdikio poziciją. Kojos yra lenktos, keliame ir galime dabar imti rankas laikytis, kojas prilaikyti ant blauzdų ar suimti su dviem pirštais didįjį kojos irgi pirštą. Svarbu yra išguldyti pilnai savo nugarą iki pat uodegikaulio. Ir čia giliai kvėpuojame. Jeigu norisi, galima šiek tiek pasisukioti į šalis, lengvai, jaučiant savo kūną, ne iš inercijos, labai sąmoningai. Tai masažuojasi mūsų visas stuburas, šonai pilvo. Ir radę savo patogią poziciją, čia šiek tiek pabūsime. Labai puikiai atsiveria mūsų klubai.
Net ir mes čia nieko daug nedarome, atrodo. Išlaikyti ramų protą nėra lengva. Jeigu kūnui būna nepatogu, gali garsiai mums tą perduoti. Tačiau turime suprasti, kad tai yra laikina. Jeigu skauda, sumažinkime savo įėjimą į pozą, tačiau čia pilnai galime būti ir kai pereisime tą, kad mums yra nepatogu, pajusime pilną atsipalaidavimą. Yra teigiama, kad tik po maždaug 90 sekundžių, būnant vienoje stabilioje pozoje, jogos asanoje, mes tik tada pajaučiame visus privalumus, kuriuos turi būtent ta tiksli asana. Čia dar 2 kartus įkvepiame. Stengiamės išlaikyti ramų kvėpavimą. Ir su sekančiu įkvėpimu lenkiame šiek tiek kojas prie savo krūtinės. Susigaubiame į kamuoliuką. Šiek tiek galime, jeigu jaučiasi ir norisi, pasisukioti į šonus. Dabar lenktas kojas dedame ant kilimėlio pėdas ir verčiame sulenktas kojas į kairę pusę. Vedame dešinę ranką priešingą lenktą ant žemės, ant kilimėlio. Jeigu jaučiasi, galime laikyti žvilgsnį į viršų arba susukti galvą į priešingą pusę, taip dar prailgindami šitą visą šono susukimą. Palengva kartu įkvepiame ir iškvepiame. Su sekančiu įkvėpimu grąžiname kojas į centrą. Jau galva buvo nukreipta į šoną, grąžiname, vedame irgi į centrą. Keičiame puses. Vedame dešinę, sulenktas abi kojas į dešinę pusę. Ir kairė ranka lenkta delnais į viršų.
Čia kartu giliai įkvepiame ir iškvepiame. Įkvėpdami grąžiname kojas į centrą ir vėl pritraukiame lenktas jas prie savo krūtinės. Suėmame savo pirštus ir vedame kaktą prie kelių. Suspaudžiame save iki kamuoliuko. Viską paleidžiame ir pereisime į šavasaną, pagrindinę jogos praktikos pozą. Vedame kojas tiesiai prieš save, lengvai jos praviros, pėdos virsta į šalis ir rankas irgi jiems patogiu atstumu vedame nuo kūno delnais į viršų. Jeigu turite pleduką šalia savęs, kviečiu apsikloti, kad būtų šilčiau. Čia kartu įkvepiame ir per burną iškvepiam, viską paleidžiam. Šavasana. Palengva grąžiname dėmesį į savo kūną. Galime lengvai pajudinti savo rankų pirštus, koją. Pajuskime visą naudą priimtą šios praktikos metu. Galbūt jūsų skausmas sumažėjęs, lengvesnis maudimas. Ir palengva lenkiame kojas, lengvai dedame jas į dešinį šoną, sukamės į dešinę pusę. Ir kairės rankos pagalba atkeliame save. Kryžiuojame savo kojas, kokias galime dar išlaikyti momentui užmerktas. Suvedame rankas
į maldos pozą prie savo krūtinės, padėkodami sau, padėkokim už savo nuostabų kūną. Yra dovana turėti menstruacijas. Mūsų kūnas tuo metu išsivalo. Mūsų kūnas yra labai galingas ir nuostabus įrankis būti šitam gyvenime. Nenustokim rūpintis juo, nenustokim padėti, skirti tam laiko, skirti įvairioms jogos praktikoms. Labai ačiū, kad buvote šitoje praktikoje su manimi. Linkiu geros, likusios gražios jums dienos. Namaste. Ačiū Jums, lenkiuosi. Tikiuosi ši praktika buvo naudinga. Galite atlikti kiekvieną kartą, kai norite įsižeminti, ne tik menstruacijų metu. Jeigu jaučiatės, kad yra kažkokie ūmūs galvos irgi skausmai, padeda šiek tiek atsipalaiduoti, nuraminti savo kūną, įsikvėpti, juk viskas yra laikina, viskas praeina, kūnas yra nuostabus ir pats žino, kaip mums pagyti. Iki kitų kartų. Ate.